etninės kultūros centro tą veiklą, nedaug ką galiu papasakoti, atmintų įsitrynė, kurie ten metai tiksliai, bet tai buvo maždaug 98, 97, 99 metai, kada mūsų direktorė Eglė Pliopienė, tuometinė Vilniaus etninės veiklos centro, turėjo tokią pramušamąją galią, jinai nuėjo pas merą, dabar ko gero tai buvo Šviesios atminties salės Vydūnas, ir įtikino, kad mokymams reikia pinigų ir buvo įskirta atskira eilutė finansavimo, kad reikia etninės veiklos mokymams. Ir tada ten padarėm ir harmonikierių kursus, ir smuikininkų kursus, ir amatus įvairius, ir tarp jų buvo ir choreografijos, etnochoreografijos kursai, labai rimtai vadinosi. Nu, ir Eugenija Venskauskaitė ten mus mokė ir buvo pasidarė ankštą, nes mes darėm Paminkalnio gatvės 24 pirmam aukšte ir tie kursai pasidarė populiarūs labai ir žiūrim, kad ateina labai daug žmonių ir jau pradėjau nebetilpt ir galų gale netekom ir Eugenijos ir tada paprašėm dalyką, kad jinai toliau tuos kursus vestų. Nu ir kad tęsiasi keletą metų, bet iki kelintų metų aš negaliu net pasakyti. O mano dukra Modesta studijavo Vengrijoje ir jinai sakė, kad Vengrijoje kiekvienas ansamblis folkloro po repeticijos, reiškia, pasidaro šokį. Ir jaunimas galėdavo Budapešto mieste, galėjo rinktis eiti arba į tą salę, arba į tą salę ir su tuo ansambliu šokti iki išnaktų. Tai mane tas irgi labai užkūrė. Bet galų gale, kai mes ir netekom finansavimo, ir galų gale, kai jau dalykę pradėjau gauti stipendiją, pradėjau tą judėjimą tam vadovauti, tai tada ir apslobo mūsų etninės veiklos centro veikla toje srityje. Bet jeigu yra dar laiko, aš galėčiau papasakoti savo asmeninius prisiminimus, kaip mes ten tuos šokius darydavom. O per tas trumpasias pertraukas mes irgi laiko negaišom, o šokdavom. Ir būdavo gyva muzika, nes kažkas tai stovėdavo ir ant liežuvio grodavo. O kiti visi šoka. Ratelį mes kažkaip nemėgom, bet va šituo šokius iki iškritimo. Na paskui, kai jau tapau pana, tai jau eidavom ant šokių, tai vadinosi ant šokių. Ir būdavo, eidavom, imbrokarais, milioniški, kur mes ten nenueidavom. Ir jeigu būdavo pirmojos bernai, tai būtinai įvykdavo muštynės. Dėl mergos, dėl kažkokių senų ten nesantaikų. Nes tai būdavo kaip ir šokių sudedamoji dalis. Jau tik žiūrėjau pabaigoje šokių, nes bernai dar išgerdavo truputėlį. Ir jau ten žiūrim, langai dūžta ir šviesa gęsta. Ir dažnai taip, nes Perlojos bernai labai buvo karingi ir jie tik ir ieškodavo progos pasikūrti. O dabar, jeigu dar senesnius atsiminimus, tai čia jau ką man pasakodavo tėvulis. Tėvulis ne tik buvo dainininkas, jisai buvo ir pravadyrius, šokių pravadyrius. Čia dabar kalbama apie vedlys, o dzūkai sakydavo pravadyrius. Ir jis mokėjo ten begalę tų šokių, kadrilių kelias ten rūšis, mazurkų, krakaviakų, karovočka kažkokia buvo. Aš dabar net melodijų tų neatsimenu, bet ir ką dar jis darydavo, ne tik, kad pradėdavo tuos šokius, jis buvo labai lengvutis, svėrė vienu metu 400 kilogramus, jam būdavo labai lengva šokti. Ir jisai būdavo taip, jis jau pravadyrius, reiškia, būdavo taip didelė troboje, reiškia, čia jau mašoka, senės, pasuoliais sėdi, žiūri, stebi. Vaikų neleisdavo, bet jau vyresni žmonės, reiškia, sėdėdavo. Ir dabar būdavo kažkokia, našlaitė, kažkokia biedna. Ir tada tėvulis pagailėdavo juos ir įsiveda pirmo numeriu šokt. Ir tada jau, kadangi ten keisdavosi porom ir ją paleidžia per rankas ir tada jinai šoka su visais garbingom, ten panom turtingom, kurios gražios
ir jau pirmarūšės, taip sakant. Tai va, tėvulis būtinai pabrėždavo šitą, kad jis ištraukdavo iš pakampių tas va tokias pelelės ir jas pašaudindavo. Kai jau aš eidavau į šokius, tai būdavo Jurkulis grodavo, jeigu Jurkulis groja, Jurkulis tai Petro Bingelio dirigento tėvas. Buvo labai geras muzikantas, šposininkas, jis ten sustodavo, pasakydavo anekdotų, prajuokindavo visą publiką. Ir tai jeigu jau Jurkulis groja, tai ir vestuvės pavykusios, ir krikštynos, ir šiaip šokiai būdavo labai aukštumoje. Į sarmoniką grodavo. Tai ko gero ir viskas.